išjungi, neapgauk. Berniuką matai, apgavai. O matai, apgavai, jaunas berniukas. Būtų senas, būtum neapgavus, nu tai jauną lengva apgaut. Tu jau posūkį rodai dešinį, o jisai lėčiau važiuoja ir rodai posūkį ir jis tau norėjo lysti, bet paskui suprato. Ir tai jau turi žiūrėti, kaip kiti supranta. Bet ten tu ar netyčia permušė į kitą pusę, tiesiog išjungdama, ar specialiai jungia. Kažkaip taip supratau, kad man reiktų. Jo, nu tai taip, tai va, bet... Bet per anksti parodė. Ne, tai ten iš vis nereikia, tu ten tą juostą ir važiavai gražiai. Tu tą juostą ir važiavai, ten po kairio posūkio jau turi jisai pats atšokti. Jeigu neatšoka, tai tu jį išjungi tada. Būna, kad permuša, žinai, iš to išjungdami per stipriai. Biškį didesnį lanką, nes mes prie tos linijos kairinės buvom vartokai. Ir užtenka saiką turėkim. Neturi būti lėkimas dėl lėkimo, bet toks turi būti saugus tas greitis, tinkamas tai situacijai. Pasukę į dešinę, po to ten suksim į kairę Ariogalos už kelių šimtų metrų. Į kairę bus, tai jau ten pasukus turėsim turbūt rikiuotis, nes ta juosta dešininė ir į Neries krantinę nuvažiuos. Parodyti čia reikia. Nu, o pėsčiukų neturim, tai drąsiau truputėlį, kol tie uždaryti, apsižiūrėk. Va, rodyti kairį ir žiūrėt, kad nevyktų nieks. O čia mūsų pirmumas, bet pristabdyko, nes jis čia bandė pralėkti, pasisekė. Ir dabar už 200 metrų bus į kairę, už kitos perėjos. Dabar bus vėl į kairę. Mes čia darėm vieną kartą rodį kairį už to mėlyno automobiliuko, bet tas baltas, matai, nelenda. Tai tu jau rikiuokis jau, jis tabi leidžia, va. O taip, va. Ir tada mes va čia suksim, va. Čia tokia gudrė vietelė jie turi, taip. Reiškia, bet kiti būna, norėjo per tarpą tas, bet matei, paskiau nebeliko. Parodyk kairę aplenkimą, o dabar ten sankryžoj į dešinę važiuosim, rodį dešinę. Va, čia suksim į dešinę. Nu, ten tie kairiniai turėtų duot kelią, bet va tinkamas greitis, nes čia mes už posūkio nematėm, kas čia yra. Tai dabar tiesiai iki pagrindinio kelio ir važiuosim. Posūkiai.
čia lygia reikšmė. Nu, ir dabar sankryža į kairę. Po šito į aną juostą gal nespėsim. Prieš šitą buvo biškį tarpelis dėlis, dabar nedidelis. Plius gali reikiuotis ant kas į kitą. Dabar paraudonos. Labai geras planas. Puikiai. Puikiai. Ir dabar bus antras išvažiavimas Raudondvario plentu. Turėtų matyti, kad ekonomija, žinai, čia kai tik tai pradėjo, tai labai jau jie ten rašydavo tokių mažų klaidelių daug, dabar kažkaip truputėlį jau nuslobo ta mada, bet tu matydama raudoną, kam tau greitai atlieks su jais visais? Kitas vyk atrodo toli dar. Nu, tai jo, bet ir dar priklauso nuo to, kaip kiti šalia važiuoja. Jeigu jie greit lekia, atrodo, kad tu lėtai važiuoji sąlyginai jų atžvilgiu. Tai va tas jausmas yra. Būna, kad raginam greičiau važiuot, tai vos pasivelka. O jeigu tik tai pro šalį kas lekia, tai jau raginam lėtėt, žinai, nes pagal tuos lėkt pradeda. Toks sąlyginis, žinai, nuo kelio ir nuo mašinos priklauso ir nuo aplinkinių elgesio. Tas greičio pojūtis išsilavina, aišku, jau palaukim, jau tikrai galim. Nes čia dar tolokai, dar čia gražus stabdymas. Leidi ir jau pavirškiai pradėk stabdyti, gale raudonas lempos užsidega, tai aniem laiko yra sureaguoti. Na ir dabar už 100 metrų prieš tą 3 aukštų baltą pastatą suksim į dešinę, mažutė gatvelė ten yra. Ten tokia irgi paslaptinga lygiareikšmė sankryža rasim, tai aš nieko daugiau nesakysiu, tu pažiūrėsim, ar rasi. Na, taip. Rodykim, ieškom, kur čia ta gatvelė. O,
šitą gatvelę. Taip, teisingai. Pėsčiųjų nėra, dviračių nėra. Tiesiai važiuosime. Teisingai radai, tiesiai, o taip, tokia, jie čia labai tiesiai neturi kur lėkt, bet būtų eismo įvykis, tai iš dešinės, jeigu nepažiūrėtum, tai kritinė klaida rašytų arba eismo įvykis, tiesiai ten iki galo gatvės. Čia tai matai, jie trikampiuką turi, tai jau jie duos kelią. Tai biški čia tiek, drąsiau važiuoti. Ir dar biskį dadedam. Nes ten pačioj pradžioj tu labai gerai, kad lėtai, čia jokio apribojimo nėra, 50, bet ten labai teisingas greitis tavo buvo. O čia biskį va toks teisingas. Ir dabar privažiavę sankryžą suksime į kairę. Posūkį. Ir sėlinam, po biškį sėlinam. Kaip išvaryta. O taip, žiūrėk, judėk, nieko. Va, nu čia vat regitai su mechaninė labai jiem čia smagu. Va, tai toksai. Turi labai lėtai sėlint, kol pamatai gerą matomumą. Taip, ir dabar bus kažkur tai suksim į kairę, tai va ten gal šitą gatvelę bus, čia tai kiemas, bet už stulpo, man atrodo, bus. Jau ten už stulpo ta gatvelė. Čia takas. Aš noriu, kad pro mokyklą. Gal ne šita, kita toliau pavažiuokim. Naujai išasfaltuotas kelias, tai regitra čia. Va čia sukime į kairę. Ne, išjungti. Tu pakeiti juostą ir išjungi posūkį. Jo. Nu, kiti užmesti, kai lenkia prieš priešinę, tai jie palieka tą mirksintį, kad labiau atkreipia dėmesį, kiti iš priekio ten pamato ar ką. Bet šiaip tai, kai tu pakeiti juostą, reikia išjungti. Tiesiai mes iki pagrindinio kelio ten privažiavę. Norim čia trikampiuką ant asfalto bent nubrėžti. Bet irgi reikia žiūrėti. Ir tada sankryžai suksim į dešinę. Tik čia va, matai, tas bortelis toks įsikišęs. Tai va, čia gal kai padarys šaligatvį, kad ateity, tai va, tai neužgauk bortelio. O tau, taip, taip, teisingai. O ir taip, pasisukim diskutuką. Bet tai palauk, galbūt čia iš tikrųjų... Jo, pačioj pradžioje, jeigu tu matytum tai būtum įvertinus greitį, aš mačiau, kad lėtai ir toli, tai dar buvo sekundžių porą išvažiavimui, bet paskiau tai jau... Jeigu suabejoji, tai geriau tada jau palaukti. Nepapulsi blogą situaciją. Už tą palaukimą paprastai mažą klaidelę, jeigu ten per ilgas. O jeigu surizikuoji, jau pristabdo kiti, tai jau tada kritinę rašo. Ir vis pasižiūrėk čia, kur važiuosi, matai, kad kamščio nėra.
Tai tada žinosi, kad kas tavęs laukia. Dabar progelė tokia, o. Tai tam viena juosta nebuvo tikslo stabdyti ar keisti juostos, tai mes jam nesutrūdėm. suksime į dešinę į Regitrą. Ir žvilgtelk visą laiką čia, nes kokie dviračiai tai tuoj pasipilsi, kai oras atšils. Kažkaip drąsiau, kol nieko nėra. Ir už 100 metrų suksim į kairę į Regitrą. Ir važiuokim į antrus vartus dar tiesiai.
ir radus vietą pastatysim gražiai. Pažiūrėk, ar tavo pusė ten ant linijos. Ne. Gerai, tada gerai.